Internete šiuo metu yra apstu vaizdo įrašų, kuriuose taip vadinami policijos pareigūnai stabdo Lietuvos keliais savo nuosavais automobiliais judančius gyvus vyrus ir moteris ir bando juos priversti santykiauti. Aiškinam, kad bus jums surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal 415 straipsnio 5 dalį. Už valstybinių numerių... Jūs jau meluojat. Senasis savininkas automobilis ir deklaravęs pardavimą ir mes matom, kas jūs. Kiek sykių jums reikia kartuoti tą patį? Tol, kol suprasit. Tol, kol suprasit. Žmogus Marius, viskas. Neužtenka, žinau. Kaip neužtenka? Čia jum neužtenka. Man užtenka. Pavardė, asmens kodą. Man tai užtenka. Aš neturiu kodą. Mums neužtenka. Prekė turi kodą, supranti? Žmogus ne prekė. Žmogus neidentifikuojamas. Žinojai tą dalyką? Taip pat daugėja įvairių straipsnių ir žinomų Lietuvos influencerių vaizdainių, kuriuose jie atidirbinėja užsakymus išniekinti ir kitaip juodinti visus tuos, kurie susivokė, kad gyvena ne valstybėje, o vergų plantacijoje. Suvereno tema įgauna vis daugiau pagreičio. Kasdieną daugėja žmonių, kurie susipratę, kad šalies teisinė sistema tai yra vienas didelis žaidimas, pradeda ieškoti atsakymų į keliamus klausimus ir todėl visai nenuostabu, kad yra pasitelkiama vis daugiau ir daugiau resursų gesinti šią ugnį. Verta paminėti, kad Lietuvos keliais, automobiliais, su privačiais atpažinimo ženklais kol kas keliauja dar tik vos keletas. Bet ir tie keli panašu, kad kelia didelį skausmą sistemai, nes sistema aktyviai bando juos slopinti. Kyla klausimas, kas nutiktų, jeigu Lietuvos keliuose tokių keliautojų atsirastų daugiau? Policijos pareigūnai juk nėra tam paruošti, jie neturi nei kantrybės, nei pakankamos teisinės kompetencijos, kad individualiai išlukštentų kiekvieną tokį atvejį kelyje. Dažniau jie kaip užsikirtę robotukai kartoja savo šeimininkų įstatymus, kurių te žino vieną ar kitą jiems palankų straipsnį. Arba kitą, vieną veiksmingiausių priemonių – prievartą, už kurią, iš to kaip dažnai jie yra naudojama, panašu, kad nedažnai jiems tenka atsakyti asmeniškai. Aš tau sakau, aš nesmo. Pateikite vairuotojo pažymėjimą. Kam? Į ką kreipėtės? Į ką? Į jūs kreipiuosi. Į ką? Į jūs. Į ką? Aš ne į jūs. Į žmogų Marių. Vyras nuosavo. Tai man parodyk tavo teisinę aktą, kur būtų parašyta. Tai jūs man netgi žmogui, kad jisai turi pateikti dokumentą. Ne, tu... Palauk! Čia tokas skaisi. Suverenai tai nėra jokia sekta ar bendryja. Tai nėra žmonės, kurie turi psichikos problemų. Suverenai tai yra paprasčiausi žmonės, kurie nori būti palikti ramybėje. Tai žmonės, kurie nesiekia sudarinėti sutarčių su Lietuvos Respublika, o gyvena privačiai. Žmonės, kurie savo interesus atstovauja patys, o nerenka ir įgalioja tam kitus. Žmonės, kurie neprašo vyriausybės lengvatų ir kitų privilegijų, o patys prasimano pragyvenimui. Žmonės, kurie neperduoda turto į valstybės registrus, o savo turtą pasilieka savo. Žmonės, kurie neprašo kitų leidimo, kad galėtų naudoti savo prigimtinėmis teisėmis. Žmonės, kurie vadovaujasi auksinę taisyklę. Nedaryk kitam to, ko nenori, kad tau darytų. Suverenas tai yra lyg gyvenimo būdas, kuomet tu priimi sprendimą visus savo reikalus tvarkytis pats, be jokių tarpininkų. Panagrinėkime teisę, nes teisėje visada nurodomos savokos ir subjektai. Neveltui teisiniuose aktuose, pačioje pradžioje, yra pateikiamos savokos, išaiškinimai, bendra turinio esmė ir paskirtis. Tai yra bet kokio įstatymo pagrindas. Šiuo atveju svarbu atskirti teisinius subjektus, nes tokie žodžiai kaip asmuo, vairuotojas, gyventojas, pilietis, mokesčių mokėtojas, kaltinamasis ir taip toliau yra tik teisiniai subjektai. Lietuvos Respublikos konstitucijoje, kodeksuose ir įstatymuose taip pat aptinkame ir savoką žmogus, kuri irgi yra teisinis subjektas. Ir sprendžiant iš to, kaip jis yra naudojamas, tai yra vienas iš aukščiausią galią turinčių subjektų jų teisiniuose aktuose. Tiems, kurie galvoja, kad asmuo tai yra tas pats, kas žmogus, nori atkreipti dėmesį į Konstitucijos 21 straipsnio 1 dalį, kurioje sakoma, žmogaus asmuo neliečiamas. Savokos žmogus ir asmuo yra atskirtos. Ir remiant iš šiuo straipsniu, asmuo yra ne tik, kad neliečiamas, bet jis yra žmogaus, nes čia ypatybė nurodantis įvardis kieno,
žmogaus. Kas? Asmuo. Taip pat, jeigu pažvelgtume į lietuvių kalbos žodyną, čia rašoma, kad asmuo tai yra žmogus kaip atskiras individas. Todėl gana ginčytis tarpusavyje ir sakyti, kad žmogus tai yra tas pats, kas asmuo. Tai yra dvi skirtingos savokos. Du skirtingi teisiniai subjektai, kurie koreliuojasi Lietuvos Respublikos teisiniuose aktuose ir yra tarpusavyje susiję. Jūs galite visą tai neigti, bet tai nėra vienas ir tas pats. Ir daugiau nėra čia ką savaip interpretuoti, nes viskas ir taip aiškiai parašyta. Lietuvos Respublikos aktuose šie teisiniai subjektai yra vartojami labai klastingai, nes pilietis arba asmuo turi teisės ir pareigas, o žmogus pareigų neturi. Žmogus turi tik laisvės ir teisės. Žmogaus teisės kyla ne iš kažkokios konstitucijos, įstatymų ar visuotinės žmogaus teisų deklaracijos. Tikrojo žmogaus teisės yra prigimtinės, kilę iš jo kaip žmogaus atsiradimo. Visi bandymai tas teisės užrašyti ant popieriaus yra antriniai veiksmai. Lietuvos Respublikos teisiniai aktai yra parašyti taip, kad leistų vyriausybei kontroliuoti žmogų ir jo nuosavybę per jam priskirtą asmenį. Numatytos pareigos yra visada vykdomos savo noru. Asmuo yra naudojamas kaip įrankis administraciniais ir komerciniais tikslais. Todėl gana ginčytis ir leisti būti padalintiems, nes mes visi galime laisvai rinktis, kaip gyventi. Jeigu žmogus laisvą valią renkasi būti vergų sistemai, naudoja asmens ar piliečio kaukės, kad gauti kokią tai lengvatą ar kitą vyriausybės teikiamą privilegiją, tuomet tai yra jo teisė. Bet nereikia niekinti tų, kurie renkasi to nedaryti. Žmogus, kuris gyvendamas privačiai nedaro niekam žalos, niekada negali būti kaltas. Bet žmonės renkasi mokėti baudas už įvairius administracinius nusižengimus, net nesuprasdami, kad tai neturi nieko bendro su juo pačiu kaip žmogumi. Visa tokia administracija yra tam, kad pergudrauti ir priversti žmogų sudaryti sutartį, kurią jis įsipareigoja laiduoti už asmenį. Bet kodėl laiduoti už kažką vien dėl to, kad kiti žmonės taip nusprendė? Jums nepažįstami žmonės susirinko ir surašė kažkokį draudžiantį ar ribojantį administracinį aktą, kurios subjektų tapote jūs. Bet juk jūs tame sprendime nedalyvavote, nepasisakėte ar sutinkate ar nesutinkate. Bet kadangi visą tai užrašyta ant popieriaus, privalote vykdyti ir asmeniškai atsakyti, tai yra vergija. Ne tokia kaip senovėje, kur žmonės surakinti ir jiems atimta laisvė, bet administracinė, popierinė vergystė. Ir mes visi galime laisvai iš jos išsilaisvinti. Išsilaisvinimą kiekvienas supranta skirtingai. Galbūt apie tai galėsime pakalbėti ateityje, bet verta paminėti, kad dabartinėje situacijoje mes negalime visiškai išeiti iš sistemos. Geriausia, ką galime padaryti, tai išlipti iš sistemos viena koja. Ir jeigu savo sąmoningumu sugebėtume viduje susikurti harmoniją, daugeliui iš mūsų to pakaktų.